Šiame video aš noriu pasidalinti, ką aš išmokau iš 5 metų patirties ties online verslo modeliais ir kokios buvo tos pamokos, kokios nesėkmės, kokios patirtis. Tiesiog pasistengsiu kuo daugiau naudingesniais dalykais pasidalinti su tavim, ką aš išmokau iš tų 5 metų ties online verslu. Ir tuo pačiu noriu šiuo metu pasidalinti, kas aš esu toksai. Tai aš esu Atas, man yra 23 metai ir aš esu šiuo metu growth operatorius. Čia pagrindinė mano veikla, tai ką aš darau. Čia yra realiai kaip ir marketingo agentūra. Tai aš padedu kitiem verslam, coacheriam, konsultantam, taip pat ir infoprodukto pardavėjams pasiekti 10-20 tūkstančių eurų per mėnesį apyvartos su jų verslais, išnaudojant AK Digital metodą. Tai čia yra mano ta pagrindinė veikla, ką aš darau, tai tas growth operatinimas, kitaip tariant marketingo agentūra. Tada ką aš šone darau, tai padedu jauniems lietuviams įeiti tuos nuotolinius pardavimus ir įeiti tuos nuotolinius pardavimus, kur gali uždirbti pinigus rašant žinutes. Tai angliškai būtų appointment setting, tai padedu jaunimui uždirbti tuos pinigus internetu, jau esu padėjęs virš 35 jaunuolių uždirbti pinigus rašant žinutes ir taip pat turiu iš tikrųjų nemokamus mokymus, jie bus žemiau, kaip ir tu gali pradėti uždirbti pinigus rašant žinutes. Irgi apie save, ką dar galiu pasakyti, tai mėgstu aktyviai leisti laiką, domiuosi verslu, skaitau knygas, domiuosi žmonių psichologiją, mąstyseną. Tas yra iš tikrųjų, kas mane veža į priekį, taip pat pardavimai, marketingas. Tai aš realiai tuo ir gyvenu, mano dienos atrodo visos labai panašiai, tai sportas, verslas, šeima, draugai, leidžiu laiką su jais, kelionės. Tai tai aš realiai noriu irgi su šiuo video, kaip ir sakiau, pasidalinta patirtim. Tai šiuo metu galiu pasakyti, kad per tiek metų man pavyko pasiekti tą tašką, kur galiu gyventi kaip aš noriu ir tos pačios kelionės ir maistą pirkti kokį noriu ir tą pačią mašiną įsigijau, kurios visą laiką norėjau. Bet irgi viskas nebuvo taip gražu, kaip galbūt dabar atrodo iš tų kalbų, buvo daugybė sunkumų ir iš tikrųjų užtruko bent jau 2 metus kokius, kad pasiekti kažkokių geresnių rezultatų. Tai dėl to ir noriu pasidalinti savo tą patirtim. Tai šis video irgi tau bus aktualus, jeigu tu iš tikrųjų nori daugiau iš gyvenimo, nori keliauti, gyventi laisvai, turėti tą tokią location freedom, atsikelt kada nori, dirbti kada nori vos ne. Tai jeigu tavo irgi yra toks tikslas, tai manau šis video tau bus aktualus. Tai tai nuo ko irgi noriu pradėti, tai tikriausiai nuo didžiausios tos pamokos išmoktos, kuri, jeigu suprasi, kad tai yra klaida ir kad tu ją darai ir jeigu jos nebedarysi, tai pakankamai palyginus dar greit pasieksi tuos rezultatus ir tikslus savo norimus. Tai pagrindinis dalykas, kur dauguma žmonių suklysta ir kur aš klysdavau ir nepastebėjau to, tai kad pasirink vieną verslo modelį, su kuriuo varysi 3, 4, 5 metus ar ten 2 metus iki kol gausi tą revardą. Tai ką aš išmokau, kad tiesiog nėra stebuklingo verslo modelio, kuris tiesiog pradėsi ir uždirbsi ten, iškart varysi gerai, jau gyvensi kaip tu nori. Čia nebent netikri pažadai yra internetuose, šiaip užtrunka laiko ir tikrai užtrunka ilgai. Ir kai aš sakau ilgai, gali ir 2, ir 3, ir 4 metus užtrukti, kol pradėsi uždirbinėti tuos pačius 5,000, tarkim, eurų per mėnesį. Tiesiog užtrunka daug laiko. Ir tai yra normalu. Iš tikrųjų tai yra normalu, nes tiesiog mums yra kaip žmonėm per tą internetą sudėliota taip, kad mes čia turim greit pasiekti pinigus, kiti čia yra pasiekę, dauguma net yra tų jaunuolių, kur tiesiog tėvų pinigai ir tu gali pagalvoti, kad kaip jiems taip greit pasisekė. Tai tiesiog ką noriu, kad tu suprastum tą pagrindinį dalyką, tai nėra kažkokio magiško verslo modelio, yra tik šiuo metu tau tinkamas verslo modelis ir šiuo metu netinkami tau verslo modeliai. Tai kai kurie verslo modeliai reikalauja kapitalo, yra rizikingi ir tiesiog galbūt nėra tiek perspektyvos ten augti, kilti. Yra kiti verslo modeliai, kurie yra lengvesni, kad gali šiek tiek greičiau pradėti užsidirbti. Jie nėra techniškai tokie sunkus, tu nerizikuosi tuo kapitalo, kur dauguma jaunimo neturi daug kapitalo sukaupę. Tai pirma ta pamoka išmokta tokia didžiausia, tai kad nėra magiško verslo modelio, visur gali užsidirbti ir visur reikia laiko. Todėl tas patarimas būtų
Sau, vat, jeigu žiūrėčiau šį video prieš 5 metus ir kad sau patarčiau ką, tai tiesiog pasakyčiau, kad paimk verslo modelį bet kokį, net ir tą, kurį nemėgsti, ir tiesiog varyk 3-4 metus, 2 metus, iki kol gausi tą revardą. Ir tu iš pradžių, kai pradėsi verslo modelį, ar kad ir eisi į sporto salę, tu, kaip sakant, sakinsi, tau nesiseks ir tau nepatiks tas, bet vis labiau matant progresą, tobulėjant, gaunant rezultatus, tu jau pamatai, kad salė iš tikrųjų smagu, tu jau pamatai, kad tas verslo modelis yra smagus. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tu nemėgsti golfo, bet jeigu tu taptum geriausias pasaulyje ties golfu po 3 metų sunkumų, tu pradėtum mėgti golfą, nes tau patiktų ateiti į susitikimą 100 žmonių ar ten 50 žmonių, tu parodai visiems klasę, tu jauties geras. Čia irgi yra šiek tiek žmonių psichologijos. Tai tas pirmas patarimas iš tikrųjų ir būtų toksai, kad pasimk verslo modelį, varyk juodai, nepasiduok ir tiesiog realiai pažadėk savo nepasiduoti. Nes aš savo kelyje norėjau pasiduoti 3 kartus, bet aš prisiminiau pažadą nepasiduoti. Ir visais atvejais, kai norėjau pasiduoti, už kampo būdavo sėkmė. Už kampo būdavo ta sėkmė. Tai vat, čia yra viena iš tikriausiai didžiausių tų išmoktų taisyklių. Tada antra taisyklė. Supras, kad laikas, pavyzdžiui, tas laikas, kurį tu įdedi į darbą, pavyzdžiui, tu 3 mėnesius 6 dirbi be rezultato, tai didžioji dalis žmonių palūš ir pasiduos. Ir čia yra dar viena priežastis, dėl ko jie nepasiekia pinigų internetu. Labai paprasta priežastis, nes jie tiesiog nemoka dirbti be rezultato. Kodėl jie nemoka dirbti be rezultato? Nes sistemų yra sukurta, kad tu kas 30 dienų mėnesį turi gauti atlygį, kai dirbi darbą. Online space tam tikram gyvenime čia visiška nesąmonė. Čia yra visiška nesąmonė. Nėra net tokio dalyko kaip kas mėnesinis tas atlygis. Ne. Tu ta prasme, tu ir dirbsi 6 mėnesius be rezultato ir 3 mėnesius be rezultato ir tada bam, atrodo overnight success. Tai iš tikrųjų taip yra ir paklausant bet kokio su patirtim to verslininko ar ten mentoriaus, su kuo aš irgi esu daug girdėjęs, pas beveik visus būdavo momentai, kai jie dirbdavo metus be kokio rezultato arba su minimaliu rezultatu. Ir jeigu tu nesugebi taip dirbti metus be rezultato arba pusę metų, tai apsvarstyk, ar tikrai tau verta tapti tuo entrepreneur, ar verta eiti į online verslą, nes čia nėra taip viskas gražu, kaip atrodo, kaip yra sudaryta toj socialiniai medijai. Čia tau tikrai reiks mėnesius dirbti be rezultato ir tai yra sunku. Gyvenimas nėra jis labai toks rožiam klotas. Visi sėkmingi žmonės turėjo tuos sunkumus, turėjo labai sunkius momentus. Tai aš dalinuosi irgi savo sunkumu, tai kad aš ir 3 mėnesius, ir 6 mėnesius su labai mažu rezultatu esu dirbęs, matant kitus jau savo meto pasiekiančius daugiau, girdint kalbas, kad tau nepavyks, ką tu čia darai, nustok tai daryti, eik studijuoti, tu švaistai laiką, tai yra labai sunku iš tikrųjų, bet tu tiesiog turi judėti, daryti ir tiesiog realiai suprast, kad normalu dirbti be rezultato. Sistema yra užprogramavus mus, kad mes tikėtumėm, kad kas mėnesį turim gauti uždarbį. Ne. Tai tavo sėkmė priklausys nuo to, kiek tu laiko gali dirbti be to uždarbio, be to rezultato. Kuo ilgiau tu gali dirbti taip, tuo tu sėkmingesnis būsi gyvenime. Trečia pamoka tai būtų tokia gal kiek įdomi, tai kad mes esam visi sudaryti iš įsitikinimų. Mes esam sudaryti iš įsitikinimų. Ir pirkti mentorius reikia tam, kad pamatyt, kaip jie mato pasaulį, kokius jie turi įsitikinimus. Ne tiek, kiek dėl strategijos. Nes dauguma žmonių turi tas strategijas, kaip ir aš duodu savo studentam veikiančią strategiją, bet vieni pasiekia pinigus ten ir 1000, ir 2, ir 3 per mėnesį, rašant žinutes, bet pavyzdžiui kiti, jie nepasiekia to ir jie niekad ir nepasieks kai kurie, nes jie gauna geriausią roadmapą, tą strategiją, bet jie nesilaiko to plano, nes yra daug limituojančių blogų įsitikinimų. Tai ką aš irgi turiu ties to omeny, tai jie turi įsitikinimus tokius, kaip kad jiems nepavyks, uždirbti pinigus yra blogai, jie nesijaučia verti, jie turi limituojančių blokų pasąmoniai, tokių kaip aš nesu vertas tų pinigų, pinigai neauga ant medžių, online jeigu uždirbi tai yra skemas, visokių tokių limituojančių įsitikinimų ir tik dėl šių įsitikinimų didžioji šiaip dalis žmonių save ir limituoja ir nepasiekia tų rezultatų, kuriuos jie galėtų pasiekti gyvenime.
Tačiau aš anksti sužinojęs gal prieš kokius 3 metus apie įsitikinimų keitimą ir kad investuok į mentorius tam, kad pamatyti jų požiūrį ir kad pakeistos įsitikinimus, tai tas buvo life changing, man pakeitė gyvenimą ir jeigu reiktų irgi išskirti tokį momentą, be kurio nebūčiau pasiekęs tą, ką turiu dabar, tai yra įsitikinimų keitimas. Aš pastoviai keičiu juos. Aš pastoviai sukuriu visus įmanomus įsitikinimus, kad jie mano tiesiog tikslą suportintų. Tai jeigu mano tikslas, tarkim, 20 000 eurų per mėnesį, ar 30 000 eurų per mėnesį, tai aš turiu turėti visus įsitikinimus, kuriuos tai galiu, kad jie suportintų mano tikslą. Nes yra tokia gyvenime taisyklė, yra įsitikinimas, yra tavo veiksmas, yra rezultatas ir yra feedback loopas. Tai tavo įsitikinimas gali būti pinigus uždirbti internetu yra neįmanoma, ko pasekoje tavo veiksmai bus netinkami ir nepalaikantis tavo tikslo, ko pasekoje tu gauni neigiamą rezultatą ir gauni atgalinį ryšį. Pakeisk tą įsitikinimą į tokį, kad pinigus uždirbti internetu lengva, tavo veiksmai bus diena iš dienos aštresni, ko pasekoje rezultatas bus žymiai geresnis ir ko pasekoje tu gauni atgalinį ryšį. Tai čia yra paprasta tokia taisyklė, ta trečia pamoka, ką esu išmokęs, tai aš nuolatos keičiu įsitikinimus, stebiu, kaip sėkmingi žmonės masto, kaip irgi ką darau, tai skaitau knygas, pakeičiu ten įsitikinimus, žiūriu kokius, mentorių mokymus ir irgi matau, kaip jie mato, kur reikia pakeisti kokį įsitikinimą. Tai čia trečia ta pamoka, kas yra labai svarbu. Irgi, kam aš esu dėkingas, tai Charlie Morganui, kuris pakeitė šitą dalyką mano galvoje yra ir jisai gyvena tą taisyklę, kad kasdieną keičia tuos įsitikinimus ir gyvena tą taisyklę, ta, kur pasakiau, 3 stepsai tie įsitikinimas, realiai jo įsitikinimas, tada to pasekoje yra tas veiksmas, tada rezultatas ir tada tas atgalinis ryšys, feedback loopas, kur realiai sukas viskas ratu. Tai tu realiai, jeigu nori pakeisti rezultatus ar pasiekti savo rezultatus, turi atitinkamai nuo pirmo žingsnio pradėti, tai turėti tinkamus įsitikinimus. Ir mes esam visi sudėti iš įsitikinimų. Mes turim apie visus dalykus įsitikinimus, ar tai būtų ties politika, religija, ar tai būtų ties, nesvarbu kur, kaip pavyzdys, tu gali ties religiją turėti įsitikinimą, bet tas įsitikinimas bus, tu negali uždirbti daug pinigų. Tai tavo tikslo tas nesuportina. Todėl aš net pakeičiau ties čia kai kuriuos įsitikinimus ir padariau taip, kad pinigai yra gerai, pinigai yra gėris, aš esu vertas pinigų. Man tada pinigai žymiai lengviau atplaukdavo. Aišku, aš įdėjęs esu daug darbo ir jie ateidavo dėl tų įsitikinimų keitimo. Todėl ta trečia pamoka labai svarbi, aš vėlgi kaip kada kartosiu šitame video, nes aš noriu nuoširdžiai, kad tu išmoktum tai, tau sutaupys daugybę laiko tavo kelionį link sėkmės, tai kad tu suprastum, kad keisk, pradėk nuo įsitikinimų keitimo, jeigu matai prokrastinaciją, neturi aiškumo, stringi gyvenime, tai stringi dėl to, kad tavo įsitikinimai netinkami. Kodėl jie netinkami? Mes ėjome į mokyklą, kur daugybė išgirdom blogų įsitikinimų, mes turim daugumą šeimas, tėvus, kurie negyvena to gyvenimo, kurio norim. Todėl jeigu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš gyvenu tą gyvenimą, kurio tu nori, tai tie įsitikinimų keitimai, ką aš dalinuos, kaip aš pakeičiu tavo įsitikinimus, tu turėtum klausyti, bet irgi kritiškai atsirinkti tinkamus žmonės, ko klausyti. Jeigu jauti, kad tas žmogus tinkamas ir tinkamas tas mentorius, tai tu ir turi realiai paklausytų ar patarimų, ar kaip jis mato pasaulį. Nes aš galiu pasidalinti 5, pavyzdžiui, įsitikinimais, kurie mane tiesiog stumia į priekį, tai kaip pavyzdys, kad pinigai yra gėris, tu gali gerai juos išleisti. Pinigus uždirbti internetu tikrai galima ir tikrai sudėjus tinkamus įsitikinimus nėra taip sunku. Trečias įsitikinimas gali būti, aš esu vertas tų pinigų, nes, ir pavyzdžiui, duodu 5 priežastis ir jau aš tikiu pasąmonį, kad esu vertas tų pinigų. 4 įsitikinimas gali būti, dabar ant vietos nesugalvosiu, bet čia kaip pavyzdys, tie įsitikinimai, kur jie sustiprina, suportina mano tą tikslą. Tai ta trečia pamoka ir yra, sustatyk visus įmanomus įsitikinimus, kas yra tavo galvoj visur, kad tave tiesiog vestų prie to tikslo. Tada 4 pamoka, ką aš esu išmokęs, tikslų tu nepasieksi. Tu nepasieksi tikslų, tu turi pasiekti, gal ne taip pasakiau, tu nepasieksi tikslų, jeigu netapsi ta asmenybė, kuri yra verta tų tikslų. Tai tas yra labai, labai svarbu suprasti, tai realiai tau siūlau net nesiekti tikslų. Ta prasme, net neužsibrėžinėk 10 000 eurų per mėnesį tikslo, neužsibrėžinėk 5 000 eurų per mėnesį tikslo.
neužsibrėždinėk 3000 eurų per mėnesį tikslo. Ir žinau, kaip skamba keistai, nes dauguma moko siek tikslų, visiška nesąmonė, didžiausia turbūt nesąmonė 21 amžiuje. Tu turi siekti asmenybės, kuri verta tų tikslų. Ir tada, kai tu pasieki tą asmenybę, tą 2.0 versiją tavo, kuri yra verta tų tikslų, tada tu pasieki tuos tikslus. Viskas yra paprasta, tu nesitikėk uždirbti 5000 eurų, jeigu tu valgai junk foodą, jeigu tu žiūri pornografiją, jeigu tu keliesi ten 1 ar 2 dienos ar 12 dienos, tu nesitikėk, kad tu pasieksi tikslus, jeigu galvosi, kad visi mentoriai yra skemeriai. Viskas turi būti, ta 2.0 versija turi ir mąstyti, ir elgtis taip, kad būtų vertas tų tikslų. Tai kaip mes irgi sužinom, kaip tapti ta 2.0 versija, tai dauguma mes viduje jau žinom, kokiais turim būti, kokių neturėti įpročių blogų, tada kokius gerus įpročius turėti. Ir dauguma irgi dalykų atsiveria ir knygose, ir iš mentoriaus pirkimų, kaip tapti ta 2.0 versija. Tai tavo tikslas nuo šiol turi būti, kaip tapti 2.0 versija. Ir gali atsisės net ir pagalvoti, tai kokia ta versija, kuri verta tų tikslų. Tai tikriausiai ta, kur kelias tuo pačiu metu, tarkim, 7 ryto kasdieną arba nuo pirmadienio iki penktadienio. Ta versija, kuri dirba ir nesiskundžia, ta versija, kuri investuoja į mentorius, ta versija, kuri ego turi iš šono ir paklauso kitų ir negalvoja, kad pati viską žino, pats žmogus viską žino. Tai galbūt tas, kaip ir sakau, žmogus patraukia ego, sutinka, kad daug ko nežino ir yra pasiruošęs mokyti. Galbūt ta 2.0 versija yra tokia. Tai ir irgi dabar greit sustosiu, jeigu tu randi šitą video valuable, jeigu tu gauni tą vertę, jis tau patinka, tai kad nepamirštum, tu po to pasek mane, paspausk laiką ir aš daugiau tokių video kursų, nepraleisi tokių video, nes šie video, ta vertė, kuo dalinuos, tikrai bus tau naudinga, jeigu tavo tikslai yra pasiekti tuos pačius 5000, 10 000 eurų per mėnesį ar 15 000 eurų per mėnesį. Aš tikrai tikiu, kad ta informacija gali tau būti naudinga. Tada važiuojam toliau. 5, realiai paskutinė ta taisyklė, čia bus toks ego, psichologijos ir vizualizacijos junginys iš tikrųjų. Tai čia toks bus įdomus dalykas, tai vėlgi ką aš esu išmokęs, tai ego iš tikrųjų turi paleisti, nes aš iš savo patirties galiu pasakyti, Dievas taip gali atimti, nesvarbu, ką tu turi. Taip. Negali būti pasipūtęs, pasikėlęs, nesvarbu, kokius tu rezultatus pasieki. Dievas, nesvarbu iš ko, kiek aš esu per savo tą patirtį sutikęs jaunų žmonių su perspektyvomis, kurie užrėtė nosį, jau geri, aфиgieni, jiems nereikia mokintis ir krito taip žemai. Aš esu matęs tokių pavyzdžių, pats esu tai patyręs, buvau nuėjęs iki 6000 eurų ten per mėnesį, buvo visiškas nukritimas, tada buvau ten pakilęs iki 11 000 eurų per mėnesį, vėl pakartau tą pačią klaidą, ten įsigijau norimą mašiną, užrėčiau nosį, pasikėlęs, be gerų vertybių, tas toks laisvas gyvenimo stilius, kritau žemai, labai žemai kritau ir galvojau ir supratau tiesiog, kad negali būti pasikėlęs, pasipūtęs, nes gyvenimas gali štai taip atimti visą tai iš tavęs. Tai ego turi kontroliuoti, turi mokėti kontroliuoti ego. Daug žmonių maišo pasitikėjimas ir pasikėlimas realiai. Tai, ta prasme, čia tu gali būti labai pasitikinti savimi ir būti nepasikėlęs absoliučiai. Tiesiog išmok šitą. Jeigu ilgalaikiai perspektyvai nori laimėti, tai išmok tai yra labai svarbu. Tai ego gali būti tavo priešas ir išmok kontroliuoti ego. Tada žmonių psichologija. Nesvarbu kur, ar tai būtų pardavimai, ar kad ir kas, žmonių psichologija yra labai labai svarbu. Tu turi išmanyti žmonių psichologiją, nes, pavyzdžiui, tu sukur, kad ir dropshippingo prekį ir tu, jeigu ją nori parduoti, tu turi auditoriją savo žinoti ir išmanyti jų iš psichologinės pusės daug dalykų. Tai kaip jie mato pasaulį, kokie yra tie signalai jų pirkimo, kas turi įvykti, kad jiems signalas būtų reikia pirkti. Tai tiesiog žmonių psichologija domėtis, yra laisvo laiko skaityti apie psichologiją knygas, domėtis ir tiesiog jau žmonės, nes daug vietų bus ir kur sustiksi gyvai, reiks spausti rankom arba per Zoom skambučius darysi kažką, turi skaityti žmonės, turi matyti, žinoti tą žmonių psichologiją, kuri natūraliai ateis, jeigu daug domėsies, daug skambučių darysi, daug susitikimų turėsi, bandysi skaityti žmonės, tai pagerės. Tai tas ego ir žmonių psichologija irgi yra labai iš tikrųjų svarbu. Toks junginys yra, kurį
sujungčiau šiuo atveju, tai tokie atrodo net ir nėra būtini dalykai, vat, pasiekti tą sėkmę, bet va čia yra tos pamokos, ką išmokau, kas tikrai labai padėjo. Ir tas irgi prie tos 5, čia jau gaunas turbūt 6-7 pamokos, bet tiesiog ką toliau noriu pasakyti tau, tai kad labai svarbi šį pamoką. Ką tu matysi galvoj, tas įvyks. Jeigu tu fokusuosies į nesėkmę, į praradimą, tas įvyks. Jeigu tu darysi verslą, tu gausi pirmus rezultatus ir tu, pavyzdžiui, susifokusuosi tai, kas jeigu aš prarasiu, tai ką tada kiti sakys, kas tada bus, pradėsi vizualizuoti, matyti, tai tas įvyks. Čia tiesiog veikia taip, irgi Psycho Cybernetics yra gera knyga, irgi apie tikslų sekimą, čia net yra moksliškai įrodyti, iš tikrųjų ten labai įdomi knyga, iš tikrųjų. Vėlgi, gal šiuo atveju tavo stadijoje nesiūlyčiau to žiūrėti, jeigu esi dar toks naujokas ir neuždirbinėjai online pinigų, bet laikui bėgant šiaip žiauriai gera knyga, tai aš anglų kalbą ją skaitau ir galiu pasakyti, kad ten yra moksliškai įrodyta, kaip tikslai yra siekiami, pasiekiami, tai įdomus dalykas. Tai ir aš iš patirties sakau, kai netekau tada savo tos mašinos, kurią buvau įsigijęs ir buvau pasikėlęs, pasipūtęs, kai galvojau, gyvenime aš čia užkariausiu viską ir kai gyvenimas numetė mane greit į žemę, tai dėl to, kad aš fokusavausi tą, kas jeigu aš prarasiu, ką tada kiti sakys, kas jeigu neteksiu mašinos. Tai dabar galiu pasakyti, įsigijęs tą norimą mašiną, turiu ją virš metai ten jau su pusę virš, vien dėl to, kad aš fokusuojuos toliau į tuos gerus dalykus, tikslus, susidėliojęs tą mindsetą esu ir galiu pasakyti, kad tas veikia, ką tu matai, galvoji, tas įvyksta realybė. Tai labai svarbu ir tai suprasti. Tai aš nesakyčiau, kad čia kažkas tokio kaip manifestavimas, aš labiau tai laikyčiau tas toks smegenų veikimas, kad ką tu matai galvoj, kokius paveikslus ir kokią tu energiją išskleidi ir gauni, tas greičiausiai ir vyksta. Jeigu tu fokusuosies į šūdą, šūdas ir bus. Jei tu fokusuosies į tikslus, į sėkmę ir į pozityvą, pozityvas ir bus. Aišku, bus sunkių dienų, bus visko, aš čia irgi nepaminėjau, pasakiau tas pamokas, kiek čia ar 5, 6, 7, bet ko nepasakiau, tai kad turbūt 8 pamoka, kad tu turi mokėti išgirdęs ne, arba ten, kai tave stumia ir laiko nenormaliu, tiesiog apeit visą tai. Tu turi, blemba, stiprus būti ties iš vidaus, turi būti kietas, nes bus žiauriai daug sunkumų. Ta prasme, bus sunku, šitas kelias nėra lengvas, tu tiesiog netikėk tuo daugumą dalykų, ką ten internete rodo ir sako, kaip čia viskas lengva, faina. Ne, kiek pas mane būta ašarų, kiek pas mane būta skausmo, kiek kartų aš už nuomonę galėjau susimokėti, kiek kartų buvo visko, tiesiog pykčių, visko iki kol šito taško irgi, kur sugebu dabar ir tas emocijas suvaldyti, galbūt 9 ta dar pamoka galiu paminėti, ar kuri čia, tai emocijas valdyti, tai labai svarbu emocijas valdyti iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad dar kuris dalykas man viskas sutvarko, tai emocijų valdymas ir darimas sprendimų racionaliai mąstant. Tai čia dar viena pamoka. Ir tada, ir galiu pasakyti, Markusas Aurelijus labai geras pavyzdys, šiaip vyras pats turi mokėti valdyti emocijas ir sakau, aš iš to irgi ką išmokau tų 5 metų, tai kad valdymas emocijų svarbiausias greičiausiai dalykas, nes iki kol tu nemoki emocijų valdyti, tu padarysi blogus sprendimus. Jeigu tu mąstai racionaliai, sprendimai greičiausiai bus geri. Kad labiau emocijas valdyti ir viskas būtų gerai, tai kaip ir sakau, reikia aware tapti ir pasidomėti, paskaityti tą patį Markusą Aurelijų, tai tikrai tą siūlau padaryti. Ir realiai susijus su tuo pačiu yra ir 10 ta pamoka, tai irgi aš ją tuoj prisiminsiu, kažkur greičiausiai esu užsirašęs. Taip, tai 10 pamoka iš tikrųjų būtų ta, kad kuo tu daugiau esi sukaupęs kapitalo, tuo saugiau jausies ir tuo geresni sprendimai iš tikrųjų bus. Jeigu esi sukaupęs 200 eurų ir nori daryti verslą, bijau, bet pasakysiu, kad greičiausiai nelabai ir išeis, nes kažkur vis tiek reiks kažką investuoti ir tavo sprendimai bus ant emocijų, jie bus iš emocijų. Jeigu turėtum 10 000 eurų sąskaitoj, tu galėtum racionaliai mąstyti ir saugiai padaryti tuos sprendimus ir tiesiog žymiai geresnius sprendimus gali padaryti. Tai šiaip planas ir tavo pasiūlymas būtų susitaupyti kuo daugiau kapitalo,
Kaip tai padaryti? Hustling, grinding, tas pats 9 to 5 yra geras dalykas. Pradžioj tu gali susitaupyti pinigų, tai tiesiog hustling, grinding, susitaupyk tų pinigų, taupiai gyvenk, siūlau irgi dar viena pamoka, tai kad reikia gyventi taupiai iš pat pradžių, nereikia leisti, po to eigoje jau kai pajauti, kad gali, tai leisti tą ir padaryk, bet šiaip pradžioj reikia tikrai taupiai gyventi, nebandyti pasirodyti ar ten larpinti, kaip yra tie pasakymai, tiesiog gali daugumą atveju, jeigu kuri yra asmeninį brandą, profesionalias nuotraukas pasidaryti ir su Zaros apranga, ir tam pačiam ar Vilniuje, ar Kaune prie gražesnio pastato ir nereikia to larpinimo išlaidžiauti ar ten imti jau geresnius butus, kol dar nesi tame taške. Tai va, čia irgi pamoka, kurią esu išmokęs, tai irgi labai svarbi ta pamoka. Tai va, tai iš tikrųjų aš tokių 10 pamokų ir pasakiau kažkur plius minus ir aš turiu jų daug daugiau ir galėčiau pasidalinti kitose video, bet irgi duok žinot, ar tau patiko šis video, ar buvo naudingas, parašyk komentarus, kas patiko, kas nepatiko, su kuo sutinki, su kuo nesutinki, noriu irgi statyti ryšį su tavim, su mano auditorija. Pasek mane irgi Instagram'e, jeigu nori, atseksiu atgal, tai mano Instagramas irgi bus žemiau. Pats verslo modelis, kuris mane ištraukia galbūt iš tų sunkumų ir taip toliau ir buvo toks tinkamas, tai yra appointment settingas, tai tu gali uždirbti pinigus rašant žinutes, dabar neišsiplėsiu, koks verslo modelis man suveikė ir man labiausiai patiko, padėjo gyvenime ir dabar su kuriuo verslo modeliu aš padedu kitiem, jau 35 lietuviam virš padėjau uždirbti pinigų, tai aš dabar neišsiplėsiu apie tą verslo modelį, jeigu tu neturi krypties, nori tos tinkamos krypties ir užsidirbti pirmą ar 500 eurų per mėnesį ar 1000 eurų online, paspaužiamiau bus School bendruomenė, pasižiūrėsi video apie šią veiklą. Ir tada, jei nori daugiau šių video, tai paspaus subscribe, palaikink ir pasimatysim sekančiam video. Ačiū, iki.